Vilniaus teisės ir verslo kolegija. Man joje studijuot privilegija. Antrą dešimtmetį sostinę puošia, 11 aukštų Laisvės prospekto ruošia. VTVK studijuoja 6000 studentų, buvusių abiturientų, abiturienčių, 200 dėstytojų kaip tvirtas švietimo karys. Kolegija yra Lama BPO narys. Studentas pas mus randa aplinką, kurioje jis turi galimybę išvystyti savo gebėjimus, kurie jauname žmoguje būtent šituo laiku ir turi išsivystyti. Čia kolegijoje teikdami tas teorinės žinias, jas iškart adaptuojam praktiškai. Tai yra, mes mokam, kaip tą teoriją pritaikyti praktikai. Čia kelios dešimtis modernių auditorijų, kompiuterių klasės, biblioteka, vau kokie erdvi valgykla. Čia tu eini į auditoriją, kur yra jau paruošta darbui. Yra multimedijos, yra studentų vietos, yra pakankamai jos patogiai išdėstytos, kad tu galėtum dirbti ir su dideliais srautais, ir individualiai. Ir todėl drąsiai galiu sakyti, kad materialinė bazė yra gera. Studentai iš tiesų jaučiasi kaip namuose, bet ne taip paprastai kaip namuose. Iš tikrųjų, čia šioje vietoje susijungia jaukumas, dėmesys, bet šitie dalykai neskatina atsipalaiduoti. Nes bet kokiu atveju yra visas studijų grafikas, jį reikia įgyvendinti, reikia padaryti tai laiku. Ir studentai labai džiaugiasi, nes mes turim labai daug progų su išnekėtis. Mano kabineto durys jiems visada atviros yra. Jau, kolegijai veikia 4 fakultetai. Teisės, griebiam ekonomikos, griebiam informatikos, griebiam humanitarinių mokslų. Tavo kelias prasideda čia be jokių pokštų. Čia yra 7 studijų programos, klausykis stojantieji tėveliai ir mamos, teisės, verslo, transporto, reklamos, turizmo ir viešbučių, administravimo, tu nepašėk nuo kelionių, kaip faimo, buhalterinės apskaitos finansų, be jokios korupcijos niuansų. Jaunieji mūsų verslininkai kelia klausimus, mes kaip turintys patirtį jiem padedam susiorientuoti, kur ieškoti atsakymų. Ir pastebėjome, kad mūsų baigusiai absolventai labai dažnai mums praneša, kad jie patys jau ieško darbuotojų arba studentų praktikai savo naujai sukurtoje įmonėje. Mes daugiau orientuojamės į tas teisės šakas, tai yra būtent suteikdami galimybę studentams studijuoti tai, kas jiems yra patraukliau praktikoje. Na, galiu kaip pateikti pavyzdį. Baudžiamoji teisė. Na, vargiai jie bus kažkokie teisėsaugos institucijos atstovai. Todėl mes teikiam žinių tokių kaip verslo teisės, komercinės teisės, civilinės teisės. Labai svarbu tai yra naujos specializacijos, tai yra viešbučio administravimas anglų kalba įvedimas. Tokios specializacijos neturi nei viena turizmo specializacijas vykdanti institucija. Jau, čia rengia specus aukštos kvalifikacijos, kuri gali konkuruoti, nes turi galvoj daug informacijos. Mes nuolat stengiamės atnaujinti ir knygų bagažą. Važinėjom ir su bibliotekininkėm ir į parodas ir viską ieškom pačių naujausių knygų. Kad tik studentai turėtų viską čia šitoj vietoje. Kolegija bendradarbiauja su 20 aukštųjų, ne tik lietuvių, bet ir Europos galingųjų, 200 studentų protingųjų, siunčia studijuoti užsienį tų žingeidžiųjų. Baigę studijas čia, jie gali tęsti tas vadinamasis magistratūros studijos tiek Škotijoje, tiek Anglijoje, tiek Portugalijoje ar dar kitose valstybėse, kur mes turim sudarę sutartis. Didžioji dauguma jų lieka Lietuvoje. Tai irgi yra pasiekimas, nors mes studijų metu suteikiam galimybės tikrai daugeliu išvažiuoti, pastudijuoti semestrų į kitas šalis, bet jie grįžta. Jie grįžta ir tą patirtį skleidžia čia. VTVK rūpinasi praktika, yra per 100 vietų, kurie studentai uolus stropiai atlieka. Ir tai ne veltui, juk visiems nauda lieka, nes tik į pusę jų ten gauna darbo vietą. Praktiškai visi jie įsidarbina ir jau studijų metu jau yra dirbantys studentai vienoje ar kitoje įmonėje, būtent pagal savo specialybę. Praktika yra studijų pagrindas, nes mes ruošiam studentą, kuriam nereikėtų išmokti iš naujo. Žinot, pabaigiau universitetą, ką moku nežinau, einu į darbo rinką, išsiaiškinsime, taip?
Pabaigęs kolegiją, žmogus labai konkrečiai žino, ką jis jau, ta prasme, moka praktiškai. Studentas, jeigu neturi darbo, kartais net ateina į paskaitą, po paskaitų, sulaukia dėstytojo ir klausia dėstytojų, gal galėtumėt ką patarti. Ir iš tikrųjų mano praktikoje buvo, kad ne vienas studentas buvo įdarbintas mano pagalba. Nuo kolegijos stogo puikiai Vilnius matosi, čia viskas viešbučiai bankai, kur karjera sekasi, bet žiauriai svarbu, pamatai ir pradžia. Hei, ar yra ūpo būti mano kolega? Štai jau baigėsi kelias, tad keliauju nauju. Diplomas jau rankoj, viso gero lėkiu. Peace!